Sveiki bičiuliai, norėčiau Jums pristatyti savo motociklą Brixton Cromwell, kurį vairuoju, va šitą mažylę vienos kategorijos. Tai pirmą aš norėčiau galbūt papasakoti, dėl ko aš rinkausi A1 kategorijos, ne iš karto A, nes daug girdėjau komentarų, kodėl tu čia tokį pasirinkai, ar jis tau nėra per mažas, ar netrūksta galios. Tai daug tokių komentarų, kurie skatino, kad tu geriau nepradėk nuo A1 kategorijos, iš karto A laikyk, nes mano amžius tai leidžia. Tai jeigu jums ši dalis neįdomi, tai galit skipint. Papasakosiu apie specifikacijas bei papasakosiu apie motociklo išvaizdą. Žodžiu, dėl ko aš rinkausi vairuoti šitą motociklą, pradėti nuo A1 kategorijos, nes išėjo 21 metais labai dėkingas įstatymas, leidžiantis prasilginti B kategoriją, kad galėtum vairuoti lengvuosius motociklus iki 125 kubų. Tai buvo gera paskata man pradėti važinėti su motociklais ir dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas dėl to, kad aš visiškai nesu vairavęs jokios dviratės transporto priemonės, nei birbinkos, Ryga, nei motorolerio, nei dar kažko. Tai man buvo geras paskatinimas išmokti ant tokios transporto priemonės važiuoti. Tai ir aš galbūt suprasiu, ar man patinka tie motociklai ar ne. Gausiu plius patirties, keletą sezonų pavažinėsiu su šiuo ir suprasiu, ar man reikalinga kategorija, ar tiesiog užteks A1. Pradėjau 22 metų spalio mėnesį, reikėjo praeiti 8 dienų kursą. Po 8 dieną mane nufilmavo instruktorius, aikšteliai, mieste pasivažinėjo. Tai jo, ir tada gavau iš karto A1 kategoriją. Tiesiog vairavimo instruktorius nuėjo į regitrą ir pasirašė dokumentus. Žodžiu, nebereikia regitro jokių egzaminų laikyti. Tai va, tada per žiemą rinkausi motociklą, kadangi man 33 tada buvo. Tai aš nusprendžiau, kad visgi, kaip jaunimas važinėja su A1 kategorijos mini Britvom 125, man prie manęs jis nelabai tinka tokie motociklai. Tai ieškau kažko solidesnio ir šiaip man patinka klasika, retro stilius. Tai, žodžiu, radau štai tokį motociklą Brixton Cromwell. Pirmi metai juos pradėjo tik tai pardavinėti. Tai tuometinis dar buvo artimiausias platintojas, pardavėjas, tai Marijampolėj Motogo, ačiū jiems labai. Tai nuvažiavau, apsižiūrėjau ir man jis patiko. Tai yra retro stiliaus motociklas, primena Cafe Racerį, tačiau jis yra visiškai naujas, 22 metų, gan smagiai važiuoja. Trumpiau tariant apie motociklą, tai jis yra Euro 5 standartas, visur ledinis apšvietimas, kuro bako talpa 14 litrų, 100 km skaičiavau maždaug užtenka 3 litrų benzino, retro stiliaus žibintai, priekį ledinis žibintas ir kadangi tai yra Brixton vidury X-as, tai žibintas yra su X-u tokiu padarytų, labai gražiai stilinga atrodo. Tai va, graži ruda sėdynė iš odos pagaminta, kurioje gale puošia Brixton logotipas. Tai yra Delphi purškimas, yra starteris, užvedimas su rakteliu, paspaudus mygtuką, gan gražiai tyliai dirba. Tai yra 5 pavarų greičių dėžė. Variklis visiems žinomas, tai Suzuki TSR. Galit pasiguglinti, gan geri varikliai, aušinamas oro, tai labai daug priežiūros iš tikrųjų nereikalaujantis. Ką aš dariau, tai tik tai vieną kartą tepalus pasikeičiau, nes pirmą kartą tepalus reikia keisti po 1000 km. Motogo man jau paruošė pilnai važiavimui, tai po 1000 km pasikeičiau tepalus. Ir dabar sekantis tepalų keitimas yra po 5000 km. Ten realiai vieną varžtą atsuki, išbėga litra tepalo, nuvalai tokį sėtelį primenantį tepalo filtrą ir viskas.
Tai va, labai ekonomiškas, geras dalykas. Sakau, aišku, vienintelis dalykas, kas man jame nelabai patiko, bet čia smulkmena, aišku, ir skonio reikalas, tai va tokie va veidrodėliai. Nes aš Cafe Racer įsivaizduoju, kad iš rankenų tokie apvalūs gražus turėtų būti veidrodėliai. Tai tos veidrodėlius, manau, pasikeisiu. O šiaip gan neblogas aparatas, kuris galėtų pilnai būti jūsų pirmasis motociklas. Ar tiesiog ir visam laikui. Jau jeigu apie kitus negalvotumėt, nes tai yra puikus miesto motociklas. Greitis jo gamintojai reglamentuoja, kad 90 km/h, bet jis važiuoja tikrai daugiau. Gerom sąlygom, jeigu danga gera, vėjo nėra, tai aš atsimenu ir 120 esu su juo važiavęs. Tai va, pravažiavau su juo dar tikrai nedaug, apie 2000 km. Dabar aš jums parodysiu šiek tiek iš arčiau motociklą, kad iš arčiau apie jį susipažintumėt. Šio motociklo štai toks yra odometras. Jis pakankamai neinformatyvus, bet pilnai užtenka. Užvedimas su raktu. Galite išgirsti, kaip dirba kuro siurblys. Tai va, čia yra mano rida. Štai toks skydelis, tai yra odometro rodmenys, kuras, kiek liko kuro bake. Pavaros padėtis, kilometrai per valandą. Va čia yra, rodo, kad dirba kuro siurblys. Beje, šitam geras dalykas yra ABS-as. Tai daug saugiau galima važiuoti, tai iš tikrųjų saugus motociklas pradedantiesiems. Tai yra tikrai geras variantas. Taip pat kaip šiuolaikinėse motocikluose telefonui kraut USB jungtis. Čia yra, tie garsieji veidrodėliai, kurios, mano manimu, aš tai pasikeisiu. Gražios rankenos, ant kurių puikuojasi Brixton logotipas. Šviesos, posūkiai, avarinis užvedimas. Pabandysiu aš jums užvesti motociklą ir galėsit paklausyti. Kaip mato, dirba labai gražiai, gražus garsas. Logotipas išspaustas ant sėdynės Brixton. Tai va, kadangi motociklas su ABS, tai yra ABS-as, kuro išmetimo vamzdis, kuris yra, kaip minėjau, apsuktas termoizoliacinė juosta, labai gražiai atrodo. Duslintuvas štai toks, diskiniai stabdžiai, viskas kaip ir priklauso motociklui. Tai va, dar ką minėjau apie lempą. Lempa irgi graži stilinga ledinė ir kadangi tai yra Brixton ženklas, tai tas X-as yra va čia va. Irgi labai gražiai šviečia. Kur ten šviečiam? Šviečia. Tikiuosi video buvo informatyvus. Jeigu kas įdomu, klauskit, rašykit komentarus, pabandysiu atsakyti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot visą, tai paspauskit like, subscribe, prenumeruoti kanalą. Ir iki kitų kartų, bičiuliai, iki kitų video. Ate.